Labas, Sandra. Kokia patirtis tave atvedė į šitą stovyklą? Labas. Mano patirtis buvo tokia, kad netekau dukrytės 3 metų. O ką tau duoda tokios stovyklos? Ši stovykla tokia, ją atvažiavus čia tiesiog randi savyje ramybę, randi to paties likimo žmonės, tas pačias mamas. Gražina, kokia patirtis jūs atvedė į šitas stovyklas? Sveiki. Mano dukra serga onkologine liga, jau 4 metai. Mano patirtis yra labai skaudi. Aš netekau 2 vaikų per pusę metų. Tada susipažinau su Alina, kuri yra Tuk Tuk širdėlės įkūrėja ir kur pasiūlė sudalyvauti moterų stovykloje. Kurie eina onkologiniu keliu, kad neužsidaryti savyje ir kalbėtis. Manau, kad kiekvienam žmogui reikia atrasti ryšį su kitu žmogumi. Neužsidarykit. Tiesiog vilties. Reikia tikėti, kad kokiu atveju kas nutiktų, tikėti. Susukti nuo artimųjų, nes kai vaikas suserga visa šeima. Kartais atrodo, kad esu vienas. Ir kodėl tik aš, kodėl tik man. Bet nesame mes po vieną. Ir tikrai yra daugiau mūsų su įvairiais iššūkiais ir su tokiam situacijom. Buvo labai sunku paprašyti pagalbos, nes buvau pripratus visada viską daryti pati. Tai tiesiog vidinės ramybės ir gylio į save. Šiandien atradau harmoniją chaose. Tai ramybės, tikėjimo, pasitikėjimo ir Kaip sugalvojote įkurti Tuk Tuk širdelį fondą? Tai pirmiausiai pradėkim, kur susipažinom ir kur kilo ta idėja. Susipažinome su Renata onkohematologijos skyriui. Renata esi su Izabelė, aš su Oktaviju savo sūnum susipažinom virtuviai. Idėja kilo, kai buvome žaidimo aikštelėje. Onkohematologijos skyriui, ten yra toks prie Santariškių žaidimo aikštelė, buvo Izabelė, Arnaras, Oktavijus, gražiai žaidė ir pradėjom kalbėti apie fondus, kurie yra fondai sukurti, kaip jie padeda, kokį jie gerą darbą daro. Kalbėjom, kad trūksta labai veiklos mamom. Visas dėmesys skiriamas daugiausia vaikam, bet tėvai tikrai ten sunkiai dirba. Mintis po minties, iš pradžių galvojom kokį tą pavadinimą ir mes kažkaip Tuk širdelė, nes viskas susijęs su širdim, ne? Kai tu išgirsti diagnozę. Na, mama besigydant labai buvo svarbu, kad ji laktų sveikai.